šūvį merkis. Pasirodžiau uždėrų pasimidžiau. Čia trūka, ne? Kažkas. Nedaug kaip tai. Aš šitas gerai. Dabar nesimato jas, dabar visas dėmesys uogom. Čia cibuliniai. Tik mažesnį gabaliuką taupiau. Pasižiūrėjau. Gal ir gana, nebetuk, aha. Nu ir gana jau, nes jeigu iššalė. Viską plaukų. Jie kažkokią nelaiko mažutės. O mes? Va, biški dužokas, pažinau. Aš žiūrėjau, šitas ir žiūrėkit, dabar Dovilė, ateik dar. Dažniausiai valgomas pačių aukotojų. Ankstyviausias šaltinis, kuriame buvo paminėtos lietuvių švenčiamos kūčios, tai von Berfutelio postilė, 1573 metais sudarytas lietuviškų pamokslų rinkinys. Šaltinyje kalbama apie tai, kad lietuviai būrė su kūčiomis, su žirniais, kviečiais, maišytais su medumi, norėdami pasiginti nuo velnių ir perkūnų. Tai paliudija ir Pretorijus, sakydamas, kūčių vakarą lietuviai kūčia. Kūčių, virsmo stalas, senas apeiginių sakralinių valgių stalas. Autentiški valgiai turi būti iš tų maisto produktų, kurie buvo iki žydiškos krikščionybės Lietuvoje priėmimo. Todėl negali būti valgių iš mėsos, paukštienos, kiaušinio, o jei laikyti senovės tradicijų, net ir žuvies, sviesto, jokių pyragų, bandų, bandelių, saldžių. Nemoku gaminti. Aš irgi nemoku, aš norėčiau. Čia įpagaminti reikia.